kaip sakant, oficialioji dalis mūsų baigėsi. Labai džiugu, kad buvo pakankamai aštrus pasisakymai, sakykime taip, iškeltas problemas. No. Tai laikas parodys iš tikrųjų. Dabar į valdybos narius kreipiuosi. Turit klausimų? Labas rytas visiems. Jūs minėjote, kad Klaipėdoje jau gerą 10 metį vadovauja valdžia, kuri yra ir šiuo metu, ar ne? Jūs minėjot, kad valdančioji dauguma yra išsisėmusi kaip citrina. Nu, nebent įvyktų perversmas ir darbo partija gautų daugumą klaipėdiečių balsų ir tada jūsų idėjos būtų pakankamai lengvai įgyvendinamos. Tačiau patirtis rodo, kad dabartiniai valdantieji surinks nemažai balsų ir jums teks daryti koaliciją su jais, kurie yra išsisunkę kaip citrina. Kaip Jūs manote, ar jums pakaks ryžto, ar jums pakaks jėgų įgyvendinti tai, apie ką Jūs šiandien šnekate ir ką Jūs žadat Klaipėdai, dirbant kartu su kitų partijų atstovais? Ir būtų įdomu sužinoti, su kuriomis partijomis Jūs sėstumėte prie bendro stalo. Jo, jeigu Jūs pažiūrėsite tinklapius arba spausdintiną medžiagą, tai mes, ko gero, vieninteliai esam atspausdinę visą nuo iki programą savo viešai, nebijodami, kad kitos partijos pasisavins vieną ar kitą punktą. Aš dargi netgi sveikintumėm. Paimkite mūsų programą, išsirinkite jums patinkančius punktus, kurie reikalingi Klaipėdos miesto gyventojui, pačiam miestui ir jo efektyviai veiklai ir įsirašykite į savo programą ir mes būsim iš tikrųjų tai patenkinti. Todėl, kad šitie punktai yra išgryninti per labai daug metų. Aš pats klaipėdietis nuo 58 metų iš tikrųjų tą viską gerai suvokiu ir suprantu. Antras dalykas, pastangų reikės, taip, su kažkokiam partijom mes iš tikrųjų turėsime eiti koaliciją. Antras, pastangų reikės įdėti daug į tai, kad įtikinti koalicijos partnerius, kad šitie punktai labai svarbus, kad šitų klausimų sprendimas atneš didelę naudą miestelėnams ir kad tie netgi prevenciniai darbai arba tas netgi išankstinis planavimas ir suprojektavimas pasinaudoti ES lėšomis šiandien dienai pasiskolinant duos daug didesnę naudą, negu nieko nedarant. Šitų pastangų reikės įdėti, bet aš galvoju, kad ir tų tradicinių partijų komandose atsiras pragmatiškai mąstančių žmonių, žiūrinčių į ateitį, kurie suvoks, kad, na, iš tikrųjų, šito miestui reikia ir šitos klausimus reikia spręsti. Dabar, kad aš įvardinčiau su kokia politinė jėga mes šiandien būtumėm koalicijoje, aš tiesiog šito net negaliu padaryti, todėl kad jūs sakote, mums, pavyzdžiui, neaišku, kas dėsi su liberalų ir centro sąjungo ir liberalų sąjūdžiu. Šiandieną jie labai atvirai konfliktuoja, bet reiškia viešumoje reiškia, kad jie dirbtų vienas su kitu. Tada galbūt dėliojant šitą koaliciją nebereikės tiek daug, kaip dabar koalicijoje 6 ar kelios partijos, kiekvieni reiškia stumia savo interesus ir tos pagrindinės strateginės krypties ir neina įgyvendinti. Šitos dalykus reikia išgyvendinti ir pirmomis dienomis susėdę su koalicijos partneriais sudėlioti prioritetus. Šitie dalykai yra svarbiausi visiems miestams. Nu, o tie, kurie reiškia, interesai yra atskirų partijų, dar kažką, tai jie neprioritetiniai turi būti, liks lėšų galės spręsti. Bet tik tais už bendro stalo, aš pavyzdžiui, neteigiu, kad kitos partijos neateis su, reiškia, klausimais arba problemomis irgi, kurios bus svarbios. Tai tuos prioritetus padaryti iš visų partijų miksą ir juos įgyvendinti. Tada visi po kadencijos galės sakyti, taip, mes ar 90 ar 80% įgyvendinom savo programas. Ir tai būtų efektyvu, tai būtų pragmatiška, tai būtų patenkinta, reiškia, dauguma Klaipėdos miesto bendruomenės. Labą dieną. Norėčiau apie smulkų ir vidutinį verslą Klaipėdoje, kad truputį pakalbėti. Statistikos duomenimis
50-60 tūkstančių ūkio subjektų Lietuvoje veikiančių, iš 50-60 tūkstančių veikiančių ūkio subjektų, apie 90 ar ten daugiau procentų yra smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. Kokią jūs matote dabartį ir ateitį smulkaus ir vidutinio verslo Klaipėdoje? Aišku, reiktų pasidžiaugti, kad yra daug uostą aptarnaujančių kompanijų ir yra laisvoji ekonominė zona, yra pramonės įmonių daug. Tačiau vis dėlto smulkus ir vidutinis verslas, sakykim, apie 90%, tame tarpe, aišku, ir rinkėjų, kurie rinks valdžią. Kokia dabartis ir ateitis? Taip, šiandien, taip skaitykim, lobizmas padeda tiems, kurie susibūrė į kažkokios asociacijas, konfederacijas ir centralizuotai sprendžia tuos klausimus, kurie aktualūs visai bendruomeniai. Ar tai būtų stambus verslininkai, ar smulkus verslininkai, šitie klausimai asocijuotai sprendžiami duoda daug didesnį rezultatą. Bet nepriklausomai nuo to, čia yra situacija visos Lietuvos, net ne miesto, nepriklausomai nuo to, kad smulkus ir vidutinis verslas suneša į biudžetą apie daugiau negu 70% lėšų, šiandien jis yra vis tiek podukros vietoj ir daugiau užmirštas negu stambioji pramonė. Ir galiu pasakyti, todėl, kad jisai labiausiai ir pažeidžiama šiandieną. Smulkus ir vidutinis verslas nėra sugeneravęs tiek ar lėšų, ar ne tik lėšų, arba, sakykime, to potencialo, kuris lengviau leistų išgyventi šitą, reiškia, krizę. Ir jisai lengviau, reiškia, eina po tom, reiškia, po tais padariniais krizės. Tai yra faktas. Ir tai yra ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos. Toliau, kalbant apie smulkų ir vidutinį verslą, šiek tiek reikia irgi diferencijuoti šitos savokas ir dalykus. Šiandieną, kaip taisyklė, po smulkių ir vidutinių verslų yra pakišami ir patentininkai, ko iš tikrųjų neturėtų būti. Tai patentai arba tiksliau darbas pagal individualius liudijimus, tai yra amatas ir šitas amatas turi būti traktuojamas visai kitaip. Ir šiandien dieną aš galiu drąsiai pasakyti, kad negali amatas konkuruoti su pramonė. Tai yra didžiulis lėšų kiekis, kuris nedalyvauja socialiniam gyvenime, neina per perskirstimą, nesprendžiami socialiniai problemai, pensijų mokėjimas, mokytojams atlyginimų mokėjimas, medikams ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra, ko gero, Lietuva vienintelė šalis, kur toks labai ilgas sąrašas, reiškia, šitų dalykų. Tai turėtų būti, reiškia, be abejo, darbuotojai pagal liudijimus, kur aiškiai klasifikuoti, kokius rytis jie gali. Tai yra iš tikrųjų amatas, kuris duoda pajamas šeimai, kuris gali išlaikyti šeimą, spręsti socialinės problemas to šeimos. Bet prie Lietuvos arba savivaldos problemų sprendimų jis mažai prisideda. Toliau yra smulkus ir vidutinis verslas, kuris sugeneruoja didžiausius kiekius pinigų į biudžetą ir jį reikia saugoti ir remti. Ir remti reikia ne deklaracijom, o remti reikia rimtai. Juk jeigu mes išsaugosim šitą mokesčių mokėtoją, mums nereikės jo naujo kurti. Šiandien diena ne miesto, bet Lietuvos politika yra tas, kad daug mokesčių mokėtojų, kurie galėjo būti ir toliau mokesčių mokėtojais, yra paprasčiausiai sunaikinti. Ir tai yra ne šimtai, tai yra tūkstančiai kartų. Krolis galėtų pasakyti, kiek tiksliai Klaipėdoje yra bankrutavusių arba bankroto stadijoje įmonių, tų smulkių ir vidutinių. Bet dėja yra taip. Ir procesas labai įdomus pačioj Lietuvoje, kad skolinamės labai didžiulius kiekius, bet juos nenukreipiame, kad jie kurtų pridėtinę vertę. Ir šitoj vietoj tas pravalgymas mums nueis į sekančias kartas, todėl kad verslas šiandieną iš viso Lietuvoje, jeigu imsi mane, yra labai užgrūdintas ir labai toks, sakykime, įsikibęs į gyvenimą dantimis, ragais, nagais, kom tik nori. Nei vienoje kitoje išsivyščiusiai šalyje prie tokios situacijos verslas jau negyvuotų. Aš turiu omeny kai kurias įmonės, kurios dar
dirba į minusą, bet dar vis stebuklingai dirba. Niekas nesupranta, kaip čia gali būti, tarptautiniai ekonomistai šito nesupranta ir tai yra fenomenas Lietuvos, kad jos dar dirba. Šiaip tai atsiradus tam tikrom problemom, Prancūzijai, reiškia, Vokietijoje ar Italijoje tos įmonės paprasčiausiai užsidaro. Bet tai yra požiūris net ne miesto, čia savivaldos rinkimai, čia reikėtų savivaldos problemą šnekėti, bet tai yra jau vyriausybės ir įstatymų leidybos. O sprendimas labai paprastas, reikėtų, jeigu jau skolinės pinigus ir jos pravalgai neaišku kur, reikėtų juos pravalgyti, kad spręsti socialinės problemas, o verslą atpalaiduoti nuo tokių mokesčių, kad jis atsistotų ir galėtų pasidaryti konkurencingas su kitais, reiškia, verslo vienetais, tame tarpe ir eksporto srityje. O sakykit, prašom, savivalda čia gali kažką tai padaryti, turi priemonių? Savivalda turi priemonių, bet jos yra pakankamai ribotos. Kas nuo savivaldos priklauso? Tai yra užkrovimas turto mokesčio, ne, verslininkams visiems. Tas, kuris eina savivaldybei, iš tikrųjų turto mokestis tas vienintelis eina savivaldybei. Na, kitas mokestis jau priklausomai nuo sugeneruotų pajamų arba pajamų dalis pajamų mokesčių. Tai požiūris į verslą kaip į partnerį, į savo partnerį savivaldybės ir probleminėms įmonėms, reiškia, mažinimą šito mokesčio, gali prisidėti prie jų išgyvenimo ateityje kaip mokesčių mokėtojo. Gali prisidėti. Nors pati savivaldybė neturi tiek daug svertų, reiškia, skatinti verslą. Bet gali padėti. Kolega, replikuoti. Aš gal biski tokią smulkesnį porą problemų paliesiu. Pirmininkas čia gal globaliau pažiūrėjo. Aš manau, kad Klaipėdoje pirmučiausiai mes turime pažiūrėti, kas yra savivaldybės galioj. Tai man atrodo, pirmučiausiai yra iš vis užgesęs senamiestis, senamiesčio smulkios kavinės, parduotuvės bankrutuoja, mes o tą matome čia iš Turgaus gatvės. Ir aš manau, kad reikėtų pirmučiausiai skatinti verslą smulkų, kaip yra visam pasauliu, kad smulkios parduotuvės, smulkios kavinės. Gal reikia reguliuoti prekybos centrų darbo laiką, kad daugiau būtų gyvenimas Klaipėdos centre. Taip pat reikėtų pagalvoti, ar čia yra tikslinga imti 3 litų mokestį už valandą. Gal reikėtų imti 1 litą, kad daugiau žmonių sustotų senamiesty ir miesto centre. Taip pat aš manau, yra didžiulis nonsensas, kada į Klaipėdą atplaukia kruiziniai laivai ir Maxima atsiunčia, reiškia, autobusus ir veža turistus į Akropolį. Tai irgi čia vienintelė vieta, kur galime parodyti Klaipėdą, tai yra Akropolis. Tai jie turi Amerikoje tų molų ir didesnių ir geresnių negu Akropolis. Tai čia irgi, manau, turėtų būti savivaldybės įsikišimas, kad tokie dalykai nebūtų toleruojami. Nu ir manau, kad sprendžiant tokias smulkias problemas, savivaldybė savo reguliavimo sfero irgi galėtų prisidėti prie smulkaus verslo, jeigu neklestėjimo, tai bent netrukdymo ir, kaip sakant, negadinimo tiems smulkiam verslininkam gyvenimo. Dėkui. Kągi, laikas klausimams iš auditorijos. Ar bus norinčių? Prašau. Prašau, prisistatykit. Labą dieną visiems, mano vardas Aidas Rakštys. Esu daugiabučių namų patalpų savininkų organizacijos pirmininkas. Ir netaip seniai pradėjom traukti įlą iš maišo. Ir dabar kalbėsiu iš aukštos varpinės, iš kurios matosi visi daugiabučiai, tame tarpe ir miesto centras senamiestis. Esmė ta, kad didžiąją dalį daugiabučių administruoja savivaldybės priskirti administratoriai, kurių interesų spektre nėra daugiabučių namų savininkų interesų. Savininkai užkraunami mokesčiais, papildomais, kurios tos mokesčius galėtų išleisti, pavyzdžiui, centro kavinėje. Techninė būklė daugiabučių prastėja ir estetinis vaizdas. Ar jūs matytumėt kažkokių tai sprendimo būdų ar kažkokių tai pakeitimų nuostatose ateities viziją? Čia galbūt visiems klausimas. Ačiū. Taip, iš tikrųjų, jūs ne pirmas tą klausimą užduodate ir reikėtų gilintis į pačią įstatyminę bazę ir alternatyvas. Šiaip, kada kalbame su daugiabučių
namų savininkais. Jie sako, kad jiems priskirti administratoriai. Dabar, kada mes šnekam su atstovais savivaldos, jie sako, tai kad jie neišsirinko patys savo, mums būtinai reikėjo priskirti, todėl kad tokie yra normatyviniai aktai.